Ketvirtadienį Vilniuje į avariją pateko su švyturėliais važiuojantis policijos ekipažas. Pareigūnai skubėjo į iškvietimą, gavę aliarmo signalą Vilniaus apylinkės teisme. Laisvės prospekto, Buivydiškių ir Rygos gatvių sankryžoje į avariją pateko policijos tarnybinis automobilis. Įskleidusios Audi automobilio oro pagalvės, kaip tik su šita mašina ir įvyko susidūrimas. Buvo pranešta, kad per avariją nukentėjo Audi vairuotoja, bet mūsų duomenimis į ligoninę vežti neprireikė. Moteris pradžioj po įvykio buvo ištikta šoko. Domėjomės, kurgi važiavo policijos mašina, ar skubėjo į kažkokį iškvietimą. Pasak budėtojų, policijos automobilis reagavo į B lygio iškvietimą. Suveikus teisme pavojaus signalui, buvo gautas pavojaus signalas iš Vilniaus apylinkės teismo. Na ir į tokio lygio iškvietimus policijos pareigūnai važiuoja įsijungę švyturėlius su sirena. Na ir greičiausiai Audi vairuotoja nepastebėjo skubančių pareigūnų ir taip įvyko susidūrimas.